Trys aistros dalykai meilėje, partnerystėje, santuokoje. Trys dalykai, kurie uždega aistrą ir kur gali matyti savo partnerę, savo partnerį kaip geidžiamą asmenį. Taigi, pirmas, kai tu matai savo partnerį savo aistros ar hobio įkarštį, ta prasme, jisai ar jinai yra savo tam vadinamam elemente, tam toj veikloje ir ten ant scenos ar joja ant arklio ar važiuoja motociklo ar vairuoja kažkokį automobilį kažkaip, ar ten sportinį automobilį, nesvarbu, bet va ta aistra, kur žmogus tiesiog ten paskendęs ir tampa kitu žmogumi ir va tas kitas žmogus, tas erotiškas, emocinis to mylimo žmogaus kita versija ir taip traukiamos. Antras, kada pabūni su tuo žmogum atskirai, pavyzdžiui, savaitę ar 2 savaitės atskirai, tikrai atsiranda aistra. Ir trečias, kai mes išgirstam mūsų partnerio apibūdinimą iš kažkokio trečio žmogaus. Ar iš draugės ir draugo, ar kaimyno, ar giminės, ar kažkokio nepažįstamo žmogaus, tiesiog kažkoks komentaras, kuris mes jau taip pripratę prie to žmogaus, o tas trečias žmogus tiesiog pasakė kažką, ko mes jau nematom, ar galbūt pamiršom, galbūt jau tiek pripratom ir vėl sukelia mums tą tokį jausmą, kad, geras, tiesiog sukelia daugiau vertės. Tai va, 3 šitie dalykai, kuriuos galite netgi ir susikurti ir padėti susikurti vienas kitam.